Tai ką sakyti? O pasakyti turiu daug ką. Turbūt vienas svarbiausių dalykų renkantis robotą siurblį yra siurbimas. Tai kaip pasirodė Roborock Saros 20? Turbūt nieko kito ir nereikėjo tikėtis. Su kietomis grindimis šis robotas tvarko be priekaištų. Ypač patiko išlendanti šoninė šluotelė, kuri padeda surinkti nešvarumus net ir iš kampų. O kaip su kilimais? Čia Saros 20 parodo savo stipriąją pusę. Puikiai išsiurbia net giliai kilime paslėpusius nešvarumus ir gerai susitvarko su ilgesnio plauko kilimais. Norėdami patikrinti roboto galimybių ribas, paruošėme ir specialiai pasunkintą testą. Ant kilimo ar parketo pabėrėme gerokai didesnį kiekį smėlio, nei įprastai pasitaiktų namuose. Rezultatas labai geras. Abi dangos buvo išvalytos gerai, nors kaip ir buvo galima tikėtis, prie kilimo kraštų šiek tiek smėlio liko. O kaip grindų plovimas? Ir čia Saros 20 pasirodė gerai. Su kasdieniais nešvarumais sutvarko greitai ir efektyviai, tačiau norėjome pažiūrėti, kas nutiks dar sudėtingesnėje situacijoje. Todėl paruošėme dar vieną rimtesnį testą. Ant grindų išpylėm padažo. Ir rezultatas vėl nustebino gerąją prasme. Po standartinio grindų plovimo robotas pašalino maždaug 99% padažo. Taigi, užbaigėme visus 3 Roborock Saros 20 testus. Ir čia svarbu pabrėžti, kad dalį sąlygų specialiai pasunkinome. Norėjome neimituoti įprastą kasdienį valymą, o patikrinti, kaip robotas elgsis gerokai sudėtingesnėse situacijose. Net ir tokiomis sąlygomis Saros 20 parodė labai gerus rezultatus, o įprastame kasdienime valyme jis dirbo užtikrintai ir patikimai. Na ir kaip visada, visus mūsų pastebėjimus bei įžvalgas rasite svetainėje newstech.lt.